Liuda, kiek šitai tavo pirteliai metų? Va šitai. Taip, pirmą kartą užkūrėm 12 metais rugsėjį, tai vadinasi 12 metų. Bet dabar, kuo toliau žiūriu, va taip per Lietuvą visur, tai pirma pirtis būna va ta kaip šita, baltoji, tikroji, ta, kur visi išgirsta žodį pirtis, tai taip ir įsivaizduoja, balta pirtis. Taip. Bet jūs dar turit ir juodąją pirtį. Taip. Bet jinai ne iš karto atsirado. Kodėl jinai atsirado? O atsirado todėl pirmiausia, kad Arvydas kilęs iš Aukštaitijos. Aha. Ir jo kaime, pas jo tėvus, buvo dūminė pirtis. Ir jis tos pirties tiesiog labai norėjo. Ir nieko nemodernizavo, tiesiog padarė tokią autentiškai senovinę pirtį, o taip kaip atrodydavo seniau. Tai šita pirtis buvo Arvydo vaikystės. Nu, tokia ir jaunystės, pirtis, taip, ir vaikystės, jaunystės. O tu, Liuda, žinai, kokia tavo patirtis su pirtim? Mano... Su va tokia, va. Turi kažkokią patirtį? Iš vaikystės neturiu. Aš iš tikrųjų, turbūt studijų metais gal pamačiau va tokią pirtį. Ir sakyčiau, kad tuo laiku, tai va, kai aš studentė buvau, bent jau man susidarė toksai vaizdas, kad daugelis žmonių nemokėjo paruošti jos. Va tie, kurie turėjo tą pirtį, nes žmonės iš tikrųjų, tarsi paruošdavo tą pirtį, bet įeini ir graužia akis, graužia gerklę ir išeini juodas visas. Ir pavyzdžiui, dabar aš tikrai sakau, kad trūko išmanimo. O pas mus, kai jau iškūrenta pirtis, jinai tikrai negraužia nei akių, nei gerklės. Ir kaltininkas mūsų, tas vaikystės. Labas, Arvydai. Į pirtelę pasilgo. Klausyk, jau ten įmetei vieną kitą malką, ne? Malkos nebėra. Jau malkos nebėra. Malkos nebėra, jau ir jau paruoštas. Ir jau nebeįsisuodinsim, kaip Liuda sakė. Manau, iš tikrųjų, jeigu kojom po lubas nevaikščius. O Arvydai, va, Liuda gerai pasakė, įsisuodinsit. Ne vienoj pirty tikrai ir pati girdėjau, ir pati patyriau. Ir mes patyrėm. Atrodo, švarinėsi visas, ne? Ten ir karštis, ir garas, ir vantos, bet išeini tai suodinas. Anksčiau niekas nevalydavo sienų. Aš irgi tokią patirtį. Ir tai mano vaikystės patirtis irgi tokia, kada į pirtį ateidavo tiesiog praustis. Vanuodavosi patys. Nebuvo tokios mados, kad vienas kitą malonintų. Buvo savivanojimas, savivanojimas yra labai geras dalykas. Labai išjauti, kur tau trūksta šilumos. Tai yra kaip... Aš kai giliai tą patyriau, tai aš padariau tokią išvadą, kad savęs vanojimas arba savivanojimas, iš tikrųjų tai yra gili savigyda. Gili savigyda. Ne visada kitas vanodamas išjaučia, kur tau trūksta šilumos. Kur koks sąnariukas nori pašilt. O kada pats vanojasi, tu žinai, kad vat, man šita vieta... Ar stringa, ar čia maudžia, tai gerą kompresą padarai, pavanoji. O čia yra toks gilus pasinerimas į savo kūną. Ir aš dabar, pavyzdžiui, kai darom pirtį, neretai pirtį darau tokią savivanojimo pamoką. Nes man iš tikrųjų tai buvo atradimas, labai patiko ir supratau, kad savęs vanojimas tai yra iš vis tokio pirties supratimo praplėtimas, galimybių praplėtimas, tą, ką tu gali pirtį veikti. Man iš tikrųjų labai patiko ir patinka tuo dalintis. Tai tavo vaikystė, Arvydai, taip vienas aspektas.
kitas aspektas yra, kad, na, įdomu kitaip šiais laikais, ar ne? Bet kiek aš domiuosi ir kiek visokių senolių girdžiu, ar ne? Tai seniau net nebuvo va tos baltosios, kur jūsų ta pirma ir mūsų visų šiuolaikinių žmonių įsivaizduojama. Kodėl, ar įsivaizduojat, ar žinot, kodėl buvo seniau tik dūminė? Iš kur čia ta balta atsirado? Na, gal aš taip užtikrintai nepasakyčiau, kad buvo tik dūminė. Nu, va to Tai šaknys. dvaruose buvo. Dvaruose Taip. buvo ir va to vadinamojo balto tipo, kad tiesiog dūmai ėjo per kaminą. O žmonės, kurie gyveno kaimuose, vis dėlto nebuvo jau taip turtingi, tai buvo paprasčiausias ir pigiausias tipas toks pastatyti dūminę pirtį. Vienok jinai yra gana sterili. Tai, tai pasakai, gana sterili, tai aš kaip iš istorijos žinių, ar ne, kad iš to jauno žmogaus dar tada, kai buvau, tai kad nedūminiai, bet žodis būdavo minimas tik pirtyje. Pirtyje žmonės ir operuodavo, moteris gimdydavo, Taip. tai va tokioj va, atsiprašau, murzinoj. Na, bet Įdomu. jinai, kodėl jinai murzina? Nu, va tu pasakai, steriliai jinai. Taip, dabar spalva yra, juoda spalva gal suteikia tokį murzinumo įvaizdį, bet kada mes, sakysim, skrandukas sustreikuoja, kažką tai negero suvalgom, pirmoje eilėje mes suvalgom ką? Angliuką. Angliuką. Tai čia šitoj pirty tas pats suodis, tai yra ta pati anglis. Jinai plus kada kūrenasi, tai dūmai būna krūsnės aukštėje. Kodėl savo krūsnės, ne krosnės? Nes aukštaitiškai, ar ne? Ne aukštaitiškai, tai krūsnės tai yra, jeigu žiūrint pagal žodyną, tai yra akmenų krūva. Tik tai jinai labai išmaniai sukrauta, kad po tą krūvą galima būtų pakišti malką. Kad nesugriūtų ta krūva. Ir kad jinai nesugriūtų. Krūsnis. Va tau ir naujas žodis žodyne, krūsnis. O jūs vis tiek, nu, žinau, kad tikrai labai daug domitės, ne tik tai, kad pirtinat ir žmonėm suteikėt malonumą ir sveikatą, bet ir domitės istoriją. Taip. Ar žinot, kur tos šaknys, kokia seniausia pirtis, ar tai baltoji, ar tai juodoji, kur atstatytos, neatstatytos, kur liekanos kokios buvo? Lietuvoje iš tikrųjų pagal radinius yra Kernavėj viduramžių miestelį, pagal radinius yra atstatyta 14 amžiaus dūminė pirtis. Tai čia yra Vytauto laikai. Tai va ten, kur Kernavės ta muziejuje būna ten, kur yra edukacijos labai retai. Vasara. Tai tenais pagal 14 amžiaus atstatymą? Tiesiog spėjama maždaug pagal radinius. Buvo atkasta dūminė pirtis, kur šalia pirties buvo ir vantų likučiai. Ten tas kryžminis rišimas vantų buvo. Istorikas Luchtanas, jis labai įdomiai pasakoja, daug jis tų žinių apie tą pirtį. Ir iš tikrųjų tai yra labai senas paveldas. Ir kas turi progą, tai tikrai linkiu aplankyti, būnant Kernavėj, per Mindaugo karūnavimo dieną, ten dažnai vyksta renginiai. Tai tikrai aplankykit, nes jinai, pats pastatas, jis nieko nesiskiria nuo kitų pastatų. Ten tik taip, turbūt pagal vantų likučius, ten galima matyti, kad ten pirtis. O kai būna ta Mindaugo karūnavimo diena, tai būna renginiai, būna edukacijos, tai ir tada net ir sudalyvaut kažkurioje programoje. Tai tada kuria ten, ar ne? Kuria, taip. Ta pirtį. Taip. Ir toks pastebėjimas,
Šiaip dūminės pirtys kaimuose būdavo su asla. O va toj atkastoj tame radinyje buvo identifikuota, kad buvo grindys. Grindys. Storos grindys, taip. Toj dūminiai pirty grindys. Taip. Oho. Ir ten dar įdomu, kad rastai dėti kitokiu būdu atvirkščiu negu dabar. Na tai tuo laiku Statydavo taip. visi statiniai buvo statomi tokiu principu. Iškirtimas rasto buvo viršui. Dėl to visi tie statiniai ir tarnaudavo 40 metų. Arvydai, aš žinau, kad tu šitą pirtį irgi statei ir pastatei ir tu ją neši į pasaulį su tokia irgi ypatinga misija. Na, tokia ir misija. Buvo tas matymas, kad tiesiog man gaila, kad kaimuose yra dabar dar daug tų pirčių dūminių, bet jų niekas jau nebekūrena. Tie daugumoj jau išmyrė arba pasitraukė į miestus ir vis dėlto, man norisi, kad šitą mūsų protėvių, tą išmintį paveldą, kad mūsų ateities kartos, netgi nūdienos žmonės, jau kurie pagyvenę, kad ją pažintų. Pažintų ir ne taip, kad žino tik tai iš to, kad skaitė ar girdėjo. O ir patyriminį tą jausmą turėtų. Man yra noras, kad žmogus tai patirtų. Per patirtį yra giliausia atmintis. Ir kad šitą mūsų senolių išmintį perduotumėm kartom. Kad jinai neužmirtų kažkur tai, kažkur tai kažkas buvo. Kad tai išliktų gyvai. Tai va dėl to ir sakau, kad tikrai didelė tavo misija tos šviesos, tos prisiminimų ir patirties nešimo, tai ne tik tai, kad jūs abudu su Liuda į tą baltos pirties nešėjai, bet dabar ir juodosios, kaip vadina, dūminės pirties nešėjai. Ir tikrai labai daug kas žino pirtį medinę, labai daug žinančių žmonių. Galbūt nebūtų ir minties ją statyti, jeigu aš pats nebūčiau to patyręs. Mano visas augimas ir buvo prie dūminės pirties. Tai pas tave tai nebuvo ta vienintelė patirtis, kaip kad kartais su žmonėm kalbuosi, sako, buvo man kokie 6-7 metai arba ten kokie 10, tai nusivedė ten dėdulis koksai nors į tą pirtį, ten visi vanojosi, mes ten atsitūpę pabuvom, išsisuodinom ir viskas, grįžom namo, tai mama mane nuvedė į dušą ir nuprausė. Tai pas tave netokia patirtis. Taip pasakyti, ir tokia, netokia, tų patirčių buvo įvairių. Buvo ir tos patirtis, kadangi anksčiau mėsą rūkydavo tose pačiose dūminėse pirtyse. Tai po mėsos rūkymo, kol 3-4 kartus neįsikūrena pirtis, tai būdavo sėdi. Ir valgyt nori? Ne, apie valgyt nebuvo minties. Būdavo sėdi ir mintis tik tai, kaip čia pasisiekti šalto vandens, kad akis prasiplautų. Grauždavo akis. O kodėl grauždavo akis po mėsos? Šito iki šiolį aš negaliu suprasti. Nes atrodo, jau viskas mėsa išnešta, jau viskas praplauta, ar ne? Būtent po mėsos rūkymo grauždavo akis. Bet čia nerakinat mėsos. Taip, nei mėsos nerūkinam, akių negraužia, sienos netepa. Nebent atsitiktinai ten. Sienos tepa, tik tai aukštai. Bet jeigu va čia arba atsiremsi, nugarą neištep. O mes galėsim šiandien pabandyti tą pažiūrėti, ar tikrai. Ir kaip ten, ar griaužia, ar negriaužia, ir kaip ten. Kaip
kaip ten viskas vyksta. Nu, tikrai labai daug Ar reikės baltų, ar nereikės vandens paduoti? labai daug baltų pirčių buvau, patyriau ir uoščiau, kaip sako, gėriau, valgiau, net nežinau, nes pirti galima visaip jausti, ar ne? Kaip O tai dūminė, gėrėt valgėt? oi, nu jau ten visokiais kokiais pojūčiais. O dūminės pirties tiesa, esam ragavę ten buvusioje Zervynų toj buvusioje pirti, bet, nu, kažkaip daugiau taip nelabai teko. Kur teko, tai taip, nu, griaužė akis. Ir, va, kad papasakojot, kad negriaužė akių, va dabar pasakėt tiesiai žmonėm į kamerą, akių čia negriaužė. Medinės pirti, juodojoj, akių negriaužė. Eisim pabandyti. Aš jums viską pasakysiu paskui, ar tikrai negriaužė. Aš dar vieną faktą labai trumpai pridėsiu. Pas mus nekartą svečiavosi suomiai. Tai va, ir įdomus dalykas, jie patys iš savęs, nu, taip, sakykime, pasijuokia. Sako, pasaulį, jeigu nori pažinti pirtį, žmonės važiuoja į Suomiją. Ir jie įvardina, sako, didysis paradoksas. Suomijoje 5,5 milijono gyventojų, pirčių 7 milijonai, o tikros suomiškos pirties reikia ieškoti su žiburiu. Nes pasirodo, kad tikra suomiška pirtis tai yra dūminė pirtis. Ne ta, kur Taip, ten. ne tos saunos visos, o dūminė pirtis. Tai iš tų 7 milijonų Labai pirčių yra nedaug. nėra, arba Nedaug, labai nedaug, mažai dūminių nedaug, pirčių. taip. Ir jie sako, mes turėjom vantą, sako, turėjom gydymus, turėjom vanojimus ir laikę viską išbarstėm. Ir dabar jie sako, mes norim atvažiuoti mokintis vanojimo. O dabar pirtis, pasakysiu tokie paslaptį, kad naudojama sustabdyti savo va šitam mechanizmui, nes Padaryti kūno perkrovimą. taip, nes dauguma žmonių ateina į pirtį ir ten toj atsisėda ant tų gultų ir tada tarsi jie sustoja. Ir labai geras posakis, kad pirty laikas praleistas į gyvenimo laiką neįskaičiuojamas. Einam vidun.